Šiandien Panevėžio miesto žiniose matysite. Rajono vaikams miesto darželiai veriasi sunkiai. Modernizuotos katilinės atvežtinėmis dujomis nebekūrens. Spalis skelbiamas Elenos Mezginaitės mėnesiu. Žymiausias miesto medis vėl atkreipė į save dėmesį. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų geranoriški Panevėžio miesto ir rajono vadovų susitarimai dėl galimybės rajono vaikams lankyti miesto ikimokyklinės įstaigas atskleidžia kitokias, potvarkiais neapsprendžiamas gyvenimo realijas. Sprendimas – paisyti deklaruotos gyvenamosios vietos ir arčiausiai jos siūlyti šeimai esantį darželį nepasiteisino. Pasirodė, kad didžioji dalis šeimų, deklaravusių gyvenamąją vietą rajone, iš tiesų gyvena mieste. Geriausias sprendimas būtų buvęs, jeigu šis būtų nepradėję tų spręsti piniginių klausimų. O kaip ir aš iš šono girdžiu, kam čia reikėjo kelti problemą dėl tų mokesčių. Jeigu žmogus nori vesti darželį miestų, tegu veda. Jeigu nori vaikas eiti į miestų mokyklą, tegu eina į tą mokyklą. Mes turbūt prieš 2 metus, aš neatsimenu, kada čia prasidėjo problema, juk prieš tai kiek metų gyvenom ir niekas pinigų neprašė, nieko. Tai mes kartais pakalbam, jeigu miesto žmonės norės važiuoti į rajoną, miškus grybauti, ką mes darysim? Gal šlagbaumus statysim, pinigus imsim, galim, arba, sakykim, tokia problema kaip miesto gyventojų sodai, transportas, kur žmonės važiuoja į sodus. Irgi iš rajono savivaldybės pinigų yra kompensuojamos išlaidos tam transportui. Jeigu mes pradėtume skaičiuoti visus tuos pliusus, minusus, mes galim nueiti į beprotybę kažkokią. Panevėžio rajono vicemeras Antanas Pocius stveriasi už galvos. Gauti 49 tėvų prašymai leisti jų vaikams lankyti miesto ikimokyklinės įstaigas. Iš 40 apsvarstytųjų patenkinti 26. Likusiesiems pasiūlyta rinktis arčiausiai deklaruotos gyvenamosios vietos esančius darželius. Pripažįstama, jog tai neišeitis, kaip ir rajoniečių apmokestinimas. Gali būti taip, kad mes pusę miesto vaikų einančių miestų darželius galim mums tekti mokėti. Mes turėsim ir tam tikrų finansinių problemų. Kaip minėjau, kaina nėra maža, 17 litų už dieną. Per mėnesį, jeigu padauginti jau grubiai skaičiuojant iš 20, tai 3400. Ir jeigu, kad ir 100 vaikų, pasidaro suma netokia ir maža jau. Derybos su miesto valdžia, pasak rajono vicemero, vėl neišvengiamos. Jų prioritetas gali būti vienintelis – vaikai. Akcinė bendrovė Panevėžio Energija, siekdama sumažinti importuojamo kuro, tai yra dujų ir mazuto panaudojimą šilumos ir elektros gamybai, tuo pačiu sustabdyti vartotojams parduodamos šilumos kainų augimą, modernizuoja Panevėžio katilinę, kurioje atvežtinis kuras bus pakeistas biokuru. Pirmo etapo programoje numatyta vietoj 2 garo ir vandens šildymo senų susiamortizavusių katilų pastatyti 2 garo katilus ir kondensacinį ekonomizerį bendros galės 20 MW, panaudojant biokūro 4 net rūšis. Tai yra susmulkinta mediena, durpes, šiaudus arba biokūro granulės arba jų mišinį. Šių kūro sukaupimo atsargom statomas yra ir kūro sandėlys, kuriame bus sukauptos 4 parų atsargos. Šiuo metu biokuras deginamas 14 akcinės bendrovės Panevėžio Energija katilinių ir kuro balanse sudaro 22%. Pušaloto gatvėje modernizuojama katilinė užkurti ketinama jau šių metų gruodį. Pilnu pajėgumu ji pradės veikti 2012 pirmąjį ketvirtį. Akivaizdžią naudą neabejojama pajus ir Panevėžio Energija, ir gyventojai. Įdiegus šią programą pirmo etapo leis sumažinti šilumos gamybai kainų labai staigius šuolius, kurie šiuo metu priklauso nuo tiekiamų iš užsienio dujų arba mazuto. Be to bus sumažinta oro tarša. Sumažinti sieros, anglies dvideginio vanadžio išmetimai į aplinką.
Taip pat padidės ir patikimumas, kadangi šilumos gamybai ir elektros gamybai bus panaudotas vietinis kūras. O kadangi vietinis kūras biokūras, todėl atsiras regione ir naujų darbo vietų. Statybos priežiūros inžinieriaus Juozo Liepinio teigimu, bendra projekto investicijų suma sudaro beveik 19 milijonų litų. Pusę, 9,5 milijono, skiria ES Sanglaudos fondas. Likusiąją dalį akcinė bendrovė Panevėžio energija. Spalį miesto šviesuomenė paskelbė Elenos Mezginaitės mėnesiu. Šiemet mūsų krašto poetai būtų sukakę 70. Žinia apie ją, talentingą, didžią, o tuo pačiu neįtikėtinai jautrią ir trapią asmenybę, apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešoji biblioteka, Lėlių vežimo, muzikinis teatrai, Vytauto Žemkalnio gimnazija neša ne tik miestelėnams. Renginiai jie prasidės spalio mėnesį. Tai yra tą mėnesį, kai gimė poetė, ir prasidės 14 dieną Lietuvos moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalių konkursų. Jis yra ypatingas tuom, ir tikimės, kad jis ypatingas bus tom, kad iš 2 autorinių kūrinių vienas kūrinys turėtų būti Elenos Mezginaitės tekstų dainuojamas, aišku, atskirai ir vertinamas. Ieškome galimybių, kad komisijos pirmininkas greičiausiai gali būti ir Landsbergis jaunesnysis. Mažieji Eleną Mezginaitę pamatys žaismingą. Lėlių vežimo teatre 3 dienas nemokamai bus rodomas pagal poetės pjesę pastatytas spektaklis Kiltuvas. Ketinama parengti net 2 parodas, vėliau iškeliausiančias tolyn į Lietuvą. O spalio 28-ąją bus surengtas baigiamasis vakaras. Bus prisiminimai, bus dainuojama Elenos poezija, bus filmuoti kadrai, turėtų įvykti toks iškilmingas, geras, šiltas vakaras Elenos Mezginaitės draugų, bičiulių, gerbėjų muzikinėme teatre. Yra ruošiamos orkestruotės Elenos Mezginaitės tekstams, atvyksta, jau pažadėjo Alvydas Jagelevičius, kuris yra bene daugiausiai sukūręs Elenos Mezginaitės tekstais. Viena daina Baltas lino žydėjimas, tai jie labai painioja, kad tai yra liaudies daina, o tai iš tikrųjų yra Elenos Mezginaitės ir Jagelevičiaus. Pavadinimo Elenos mėnesiui, sako idėjos surengti prisiminimo renginių ciklą autorius Arnas Simėnas, ieškoti nereikėjo. Panašu, kad ji pati jį ištarė, kreipdamasi į bičiulį. Mano senas draugė. Panevėžietis dailininkas visuomenės veikėjas Algirdas Jonušis, Birutės gatvėje gaivindamas bedžiūstantį uosį, tapusi miesto įžymybe, nes ant jo kamieno prikalta daugiau nei 100 000 raktų, šiomis dienomis aptiko, jog medis maitina naują gyvybę, geltonąją pintį. Šio beje valgomo grybo atsiradimas, sakoma, išmanančiajam informatyvi žinia. Kur jau pasirodo, reiškia, šitas augalas, gražuolis, jisai labai gražus, didžiulis kartais užauga. Šitas medis jau po 3 metų, paprastai enciklopedijose sakoma, kad jau po 3 metų jis jau žlugs, šitas medis. Tai mes jį kaip nudžiūvusi medį bandysim išsaugoti, bandysim jį tvirtinti, bandysim pratraukti jo tą gyvenimo laikotarpį, uždėsim kepurę ten tokią per vidurį. Tai mums labai įdomu, tai ar mes išlaikysim ilgiau, aš tikiuosi, kad mes išlaikysim tą medį ir ilgiau negu 3 metus, kada čia jau stovės tie, mano prognozuoti, 300 000 raktų. Teisybės medžiu dabar vadinamas 100-metis uosis, pasakoja Algirdas Jonušis, kadaise atlaikė žaibo smūgį. O raktais jį dabinti nuspręsta tuo met, kai Birutės gatvėje suradus grindinį, visai šalia rasta apie 70 raktų. Dabar savąjį raktą, privalantį saugoti šeimos laimę, čia pamėgo palikti ir jaunavedžiai. Vinukų kalimas, tvirtinama, medžiui nekenkia. Ne, mes jau pasidarėm tokį tyrimėlį, kad jis jau yra pažymėtas, kad reikia nupjauti, ir mes tik tai tada sugalvojom, kaip jo tą pratęsti gyvybę, kadangi uosiai
mūsų mitologijai labai senai pagonybės laikai būtent nudžiūvę uosiai buvo garbinami kaip dievaičiai. Ir jų vardai net išlikę Ausio varpė. Tai uosio vardas yra iš ausis ir varpas. Labai lengva atsiminti. Taip atsirado kitos mitologijos, atsirado teisus tas žmogus, taip reiškia atsirado jam mirus užaugo didžiulis medis su 12 varpų. Netrukus jaunavedžiams menininkas Algirdas ir verslininkas Vidmantas Perevičius ketina iš lengvaatlečio Virgilijaus Aleknos gimtinės parvežti mitinį akmenį ir įkurdinti jį po liepą, kitoje gatvelės pusėje, prie senosios seklyčios. Apie magiškas jo galias atskira istorija.